kada jisai startavo ir pasirodė viešuomeniai, jis iš karto buvo greitai pastebėtas. O galėjo iš karto kalbėti taip, kaip jisai norėjo, dėl to, kad nepaisant to, kad tai buvo tarybiniai laikai, visos ideologinės, taip sakant, normos, reikalavimai, jie jau buvo išblėsę, atsipalaidavę. Tačiau, aišku, kontekstas to meno, kokiame jisai pasirodė, buvo labai įvairus. Dėl to iki 2000 metų jisai priklausė tokiai grupiai, kuri taip ir vadinosi, grupė 24. Ja buvo subūręs toks tylus modernistas Ričardas Povilas Vaitiekūnas, kuris buvo toje grupėje užsibrėžęs tokį tikslą, kad parodose būtų rodomas tik tai toks pažangus, naujoviškas, geras menas, kad parodas galima būtų rodyti ne su bet kuo ir kad ta grupė vienytų to naujovių trokštančius menininkus. Tai toks ir buvo Šarūnas Sauka ir jo kūryba iš tikrųjų yra aukštai įvertinta, dėl to, kad vos įžengęs į 40-ąjį, tai yra žmogus labai jaunas iš tikrųjų. Jisai buvo apdovanotas 87 metais, apdovanotas Nacionalinė meno ir kultūros premija. Ir tai buvo tais metais, 87 metais, tai buvo pirmoji skirta apskritai Lietuvos nacionalinė premija. Tik įsteigta. Ir labai natūralu, kad jisai ją gavo, dėl to, kad jisai gavo už fantastinį batalinį darbą, kurį buvo sukūręs 86 metais, tai yra Žalgirio mūšis diptikas. Ogi mes nepamirškim, kad tai buvo pats sąjūdžio kilimas, jis ėjo jau į patį savo, taip sakant, pačią savo viršūnę. 88 metais, birželio 3 įsteigtas, taip. Dėl to Sauka, jis nėra labai iš tų žmonių, kuris labai viešintų savo ir gausiai būtų matoma jo kūryba, bet per savo gyvenimo kelią jisai daug yra eksponavęs ir grupinėse parodose, ir solo parodose. Ir labai yra svarbu tai, kad jo kūryba atstovavo ir jis Lietuvą atstovavo ir tokiose, pavyzdžiui, prestižiniuose meno renginiuose, kaip San Paulo bienalė Brazilijoje, o tai yra po Venecijos bienalės pats didžiausias apskritai pasaulyje dailės renginys. Ir jo tas išskirtinumas, jis įvairiai buvo įvertintas, aš čia nenoriu gaišti laiko tiem formaliem dalykam, bet jis daug turi apdovanojimų, yra kunigaikščio Gedimino 5 laipsnio ordino kavalierius, Zarasų garbės pilietis, tarp kitko, dėl to, kad 90 metais jisai iškeitė gyvenimą Vilniuje į gyvenimą šalia Dusetų, Dusetose, galima sakyti, įsikėlė į paveldėtą jo žmonos, tapytojos Nomedos Saukienės, paprasta tokia medinė troba. Taigi, dabar šita paroda šiauliečiam tai yra nauja, bet kaip aš žinau, kad tai yra ne pirma paroda ir jūs jau esat net regėję, tie, kurie, aišku, tam domisi šitų, net ir tokį fundamentalų jo darbą, tai yra paveikslas skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui, kuris nuo 2008 iki 2013 metų kabėjo Lietuvos prezidentūroje. Tai manau, kad daugelį užkabino šitas darbas, arba net jau dabar suintrigavo šitą parodą ir aišku, kad apie jį yra parašyta ir knygų. Tai yra 98 metais Mo išleido gražų albumą ir tiem, kurie tikrai nori pasidomėti, tai labai parekomenduočiau Dichavičiaus sudarytą albumą, kuriame įžanginį žodį parašė menotyrininkas, bet filosofijos mokslų daktaras amžinatilsį Algis Uždavinys, kuriame jis iš tikrųjų labai giliai savo tam įvadinėme žodyje, klasikinės metafizinės tapybos pabaiga, jisai iš tikrųjų labai ir iš menotyrinės pusės, ir iš filosofinės pusės labai gerai išnagrinėjo Saukos kūrybą. O dabar, kadangi mes esame plenero renginys ir tų renginių kultūrinių šičia yra būta, tai aš dabar jaučiu tiesiog nenugalimą potraukį sujungti šitą Saukos kelionę su užvakar čia skambėjusią Arnoldo Janeliausko muzikinę Brazdžionio eilėraščio
per pasaulį keliauja žmogus interpretacija. Nu, atrodo, kad Brazdžionis su Sauka iš tikrųjų neturi nieko bendro, bet jie turi vienijantį vardiklį. Tai yra žmogus, yra pagrindinė jų kūrybos tema. Nu, žinoma, ne tas žmogus, kur šoko jis gėrėjais ir dainavo su Katulų Dianos laukos, jam Horacijus šaukė bis bravo, krito žiedas nuo vyšnio šakos. Ne toks žmogus be abejonės. Tai man taip atrodo, kad jeigu Saukai būtų leidžiama įeit kažkaip tai į Brazdžionio kailį ir jis jeigu būtų poetas, tai vat šitą garsų į Brazdžionio eilėraštį jis turbūt parašytų taip. Baltas, baltas kaip vyšniaus viršūnė, žydrų veidų kaip žydras dangus, Saukos veidų kaip Saukos veidų apsunkęs gašlus, kaip vėlė nemarūnė per pasaulį keliauja žmogus. Vat toks jisai yra tas žmogus, kuris irgi keliauja ir per pasaulį, tą metafizinį pasaulį, ir kartu per Saukos kūrybą. Tai kodėl per metafizinį pasaulį taip kaip ir Brazdžionio žmogus? Jeigu jūs atkreipėte dėmesį į paveikslų fonus, kur vyksta visi šitie veiksmai, tai visi landšaftai, jie yra niekaip neindividualizuoti. Mes negalim pasakyti, ar čia Lietuva, ar čia yra Italija, ar čia yra naktis, ar diena. Kitaip sakant, jis gali vykti visur šitas įvykis. Ir kodėl su Saukos veidu, o ne žydrių veidu? Dėl to, kad iš tikrųjų Sauka labai dažnai eksploatuoja savo paties autoportretą kūriniuose ir čia mes matome taip pat. Ir koksgi tas žmogus yra, kaip aš sakiau, nedoras, gašlus, tai Sauka iš tikrųjų jį tokį ir vaizduoja. Ir nemanau, žinoma, tai yra surrealizmas, fantasmagorija, bet turint omenyje, kad menininkas yra visada jautresnis, dirglesnis žmogus už bet kokį, tą, kuris yra ne menininkas, tai aš įsivaizduoju, kad visa tai, ką jisai matė mieste iki tų 90 metų, tai yra visokius, reiškia, žmonių, kaip ir pasakyti, sureikšmintus, paviršutiniškus žaidimus, savęs pateikimus, reklamą, visą tai jį išvarė iš tikrųjų į kaimą gyventi. Ir tokį žmogų jisai ir tapo. Ir kodėl šitas žmogus yra, kaip ir pasakyti, blogas, galėtume tai apibendrintai teikti. Jis visų pirma blogas, todėl, kad jis be galo silpnas. Jūs atkreipkite dėmesį, šitose visose pozose, kokiuose jis yra, šitose situacijose, jis visiškai joms nesipriešina. Jis dalyvauja juose taip, kaip kažkokiam ceremoniale, kaip kažkokiam rituale, turinčiam savo logiką. Taip kaip ir mes tam paviršutiniam gyvenime, žaidimuose kažkokiuose išsipuošia visą laiką. Taip, tą dvasinę žmogaus negalę jisai dažnai pabrėžia, mėsom nuluptom tokiom, reiškia, iššutimais, paraudimais visokiais. Tai šitas nesipriešinimas rodo, kad jis rodo iš tikrųjų silpną žmogų ir kartu jisai prisiliečia turbūt prie pagrindinės visus mus dominančios temos, tai yra galutinės gėrio ir blogio skirties. Įrodo jį kaip blogiausia, kaip nesipriešinantį, dėl to, kad pati didžiausia biblinė nuodėmė lotyniškai vadinasi ačedija, taip, jeigu aš teisingai sakau, tai yra abejingumas. Jam gerai šitaip žmogui, jisai visas išsipuošęs, išsikarstęs papuošalais, kurie aplipė jo kūną kaip kokie parazitai. Ir visa tai yra, kodėl jisai atrodo rituališkas. Todėl, kad Sauka pasižymi ypatingai gerų anatomijos ir piešinio išmanimų. Jūs atkreipkite dėmesį, visos figūros yra tokiais rakursais, kuriais neįmanoma išstovėti. Tas rakursas, kuriuo tas žmogus yra rodomas, taip, jisai veda į kažkokios atramos paieškas, bet jis yra visiškai sustingęs, reiškia, jisai čia dalyvauja, jam čia gerai, jisai taip, kaip mes ritualuose dalyvaujame. Tai piešinys Saukos yra iš tikrųjų stulbinantis ir yra labai daug detalių tokių, gal ne vien tik tai šituose darbuose, kur mes matom, kurie net ir tam metafiziniam, sakykime, sąlyginai metafiziniam peizaže pririša jį labai prie mūsų. Tai mes matom mūsų kasdieninės detalės, stiklinės, žvakutes, užuolaidas.
tai, kas yra ir čia, ir pas mus. Tai reiškia toksai, tiltas susidaro, kad mes per daug toli nenutoltume ir pamastytume turbūt apie tai. Nors, aišku, tikrai Sauka nedidaktikas yra. Tai vat, rodydamas tą žmogaus luošumą, mes galėtume pasakyti, kad Sauka yra savaip ir visuomenės kritikas. Tačiau jisai yra kritikas labai ypatingas, dėl to, kad jis absoliutiškai niekur ir niekada nemoralizuoja. Na, vat, baisų šitie darbai dar ir dėl to yra, ne tik dėl to, kad žmogus yra susitaikęs su savo bejėgiška padėtimi, suvokiant jį kaip silpną ir faina jam joje būti, bet dar ir dėl to, kad retai kada sutiksime kompozicijų, kuriame būtų visiškai vienas žmogus. Tokių yra minios, iš tikrųjų. Na, turbūt didžiausia minė yra nutapyta tam Lietuvos vardo tūkstantmečio darbe, kurį jisai tapė 2 metus netgi, ir kuris, kaip aš suprantu, šiauliečiam, jau sakiau, buvo matytas. Tai be tos kritikos, aišku, be tobulo piešinio, be šito anatomijos puikaus išmanimo, jis, aišku, yra ir virtuoziškas tapytojas. Tai, kaip jisai yra nutapęs tuos papuošalais, kuriais apsikarsto tas žmogus, reiškia, kad ir kampe esančiame darbe, jeigu mes paimtume ir nufotografuotume fragmentą ir nežinotume, kad tapyba, mes sakytume nuotrauką, kuri gali prilygti turbūt, tik tai kokiai Olandų 17 amžiaus tapybai, kada jie labai tą daiktiškumą pradėjo, tekstūriškumą teikti. Tai vat, šalia šitos kritikos visos yra ir labai pozityvių dalykų. Tai vis dėlto kiekviena kritika, kuri nemoralizuoja ir kuri yra nedidaktiška, jinai visada reiškia ir prasmės ieškojimą. Čia turbūt taip, kaip ir gerbiamo Algimanto siurrealistinėme filme, kurį mes irgi žiūrėjome, mes turbūt negalime priimti jo irgi vien tik tai kaip kažkokios tai vizijos, bet kartu ir kažkokių naujų prasmių ieškojimo. Sauka yra toks žmogus ir toks tapytojas, kurį reikia surasti kontaktą pačiam. Aš tokias kelrodės, kaip ir pasakyti, sudėliojau taką taip. Na ir kadangi čia daug yra ir tos egzistencijos, ir filosofijos, tai gal tada pabaigsiu filosofo žodžiais. Sokratas yra sakęs taip, Platonas užrašė dialogus jo. Žinai, Faidrai, sako, raštas yra, tu pastebi, kad raštas yra labai panašus į tapybos palikuonis. Jie stovi prieš tave ir tylės tol, kol tu neišmoksi jų pamilti.